Klubo lenkiamųjų tempimas. Pratimui reikės nedidelio rankšluostuko, padėsime jį ant žemės sulenkus, patys priklaupsime ant žemės, vieną koją padėsime šiek tiek virš rankšluostuko, taip kad rankšluostis būtų atrama žemiau kelio, kitą koją padėsime sulenktą 90 laipsnių kampu į priekį, rankas ant dubens, dubuo tiesus, pilvo preso raumenys įtempti ir po truputėlį sversimės į priekį. Pratimo esmė - paguldytą koją kiek įmanoma stumti labiau iš sėdmenų į priekį. Tai yra tempimas turi būti tai kojai, kuri yra paguldyta. Kita koja, kuri yra atremta, jos kelias neturėtų išeiti toliau, negu yra pirštų galiukai, kaip matosi dabar vaizdo medžiagoje. Taigi sveriamės į priekį, tempiame paguldytą koją ir tuomet lengvai užlaikius 2-3 sekundės sveriamės atgal ir atliekam siūbavimo judesį. Tuomet pakeičiame su kita koja, pasistatome vėlgi rankšluostuką į patogią padėtį, surandame tinkamą padėtį ir pradedame pratimą. Stumiame paguldytos kojos sėdmenį taip, kad jaustume tempimą per klubo sąnarį. Kelis neišeina toliau pirštų galų ir užlaikius 2-3 sekundės grįžtame atgal ir taip atliekame siūbavimą.